papasakosiu apie naują tiesioginio perdavimo funkcionalumą. Jeigu jums reikia supaprastinto atsargų perkėlimo, kuomet prekių siuntimą ir gavimą registruojate vienu metu, tuomet šis funkcionalumas jums puikiai pasitarnaus. Parodysiu, kaip tai atrodo Business Central sistemoje. Tam, kad galėtume naudoti naują funkcionalumą, turime pasikoreguoti atsargų nustatymus. Atsargų nustatymuose skirtuke numeravimas prie tiesioginio perdavimo registravimo vietoje gavimas ir siuntimas pasirenkame tiesioginis perdavimas. Tuomet sukuriame perdavimo užsakymą. Tuomet perdavimo užsakymą užregistruoju. O užregistruotą užsakymą galiu surasti registruotose tiesioginiuose perdavimuose. Atsidarius dokumentą galiu peržiūrėti spausdinį. Taip pat galiu pasirinkti, kas dokumentą išrašė, kas išdavė bei priėmė prekes. Taigi naujas funkcionalumas puikiai tiks, jeigu norite supaprastinto atsargų perkėlimo, kuomet prekių išsiuntimą ir gavimą galėsite registruoti vienu metu.